žiauriai geras, naudingas daiktas. Tai iš esmės yra mūsų sugalvotas naujas įrankis, kuris labai objektyviai leidžia pasakyti, koks yra žaidėjo lygis. TNL reiškia teniso namų lygis. Nu to reikia senai. Kiekvienas norim žinoti savo lygį, norim jausti, kad mūsų lygis kyla objektyviai arba leidžiasi, norim žaisti prieš lygiaverčius žaidėjus. Mes kaip jau 15 metų organizuojantis turnyrus norim juos daryti kuo geresnius. Ir po kiekvieno turnyro siunčiam atsiliepimo anketas ir analizuojam, ką žmonės rašė. Tai kiekvieną kartą dažniausias nusiskundimas yra būtent dėl to, kad neatitiko žaidimo lygių. Ir kai pas mus vienam turnyrui būna 1500 ir daugiau dalyvių per 3 miestus, neautomatizuotų būdu padaryti tą tikrai sunku. Ir kartais patiems žaidėjams sunku save prisiskirti. Ir čia, turėdami 15 metų patirtį ir jau virš 100 000 mačų duomenų, mes sugalvojame, kad galėtumėm sukurti algoritmą, kuris padėtų objektyviai tą lygį nustatyti. Žaidėjai žinom, kad geriausi mačai yra, kai žaidžiam prieš lygiaverčius priešininkus. Ir tik tai tokios pergalės pačios saldžiausios ir leidžia kaip sakyt, augti. Mūsų kaip organizatorių pagrindinis uždavinys ir yra užtikrinti, kad kuo daugiau tokių mačų gausite. Sukūrę šitą įrankį ir suteikę visiems savo 8000 žaidėjų lygius, galime juos labai objektyviai suskirstyti į divizionus ir jiems užtikrinti įdomias azartiškas kovas. TNL skaičiuosi po kiekvieno mačo, bet algoritmas yra gudrus ir jisai žiūri, su kuo jūs poroje žaidėte, jeigu tai yra dvejeto mačas ir prieš ką. Ir jis atsižvelgia į visų šitų 4 žaidėjų TNL'us. Ir pavyzdžiui, jeigu aplošiai stipresnius, tik tada gauni taškų ir kuo stipresnius, tuo daugiau gauni. Jeigu aplošiai silpnesnius, tai taškų beveik negauni arba iš vis negauni, nes tu juk patobulėjai. Tai va tas algoritmas labai gudriai žiūri ir proporcingai stengiasi kylančius apdovanoti tuo didesniu balu, o tuos, kurie objektyviai pakrito, numažinti. Ir kai tų mačų yra daug, va čia mūsų domas jau virš 100 000, tai realiai gaunasi toksai šlifavimas. Ir galiausiai esant virš 20, 30, 50, o kai kurie žaidėjai turi virš 500 mačų mūsų sistemai, tai jis tiek prišlifuoja tą lygį, kad tikrai labai objektyviai tu gali žinot, kaip jisai žaidžia. Naudodami tą algoritmą, turim tokį head-to-head palyginimo įrankį, tai jisai atspėja 71% mačų. Jisai rodo tavo tikimybę laimėti ir jeigu rodo, kad tu laimėsi, 71% atveju jis yra tikslus. O jeigu jisai tau rodo 60% tikimybę, tai realiai jis 9 iš 10 mačų tokius atspėja. Tai iš esmės, jeigu tu pasilygini, ar ten 1-1, ar 2-2, ir matai, kad, pavyzdžiui, tavo pergalė yra 70% atveju, tai čia yra beveik garantija statistiškai, kad mačas taip ir baigsis. Sportas būtų neįdomus, jeigu viskas baigtųsi taip, kaip baigėsi. Ar nenuotaika, ar iš tikrųjų tobulėja. Turi būti ta intriga, apgauti algoritmą arba apgauti robotą. Tai tu turi kartais apgauti. Ir tada va, tos pergalės yra tokios verčiausios, kai tu iš tikrųjų ne pagal tikimybę laimi, vadinasi, tu pranokai save. Pradėjom tik daryti, dar nebuvo to jausmo, bet kai prasukom to 100 000 duomenų ir pamatėm, kad jis atspėja realiai, statistiškai atspėja, nesvarbu kokio diviziono žaidėjai, nesvarbu koks turnyras, kaip tu bežiūrėsi, jis visą laiką nuosekliai turi tą aukštą atspėjimumo procentą, vadinasi, jisai veikia. Ir tada atsirado toks jausmas, kad viskas, čia yra revoliucija, reikia mums toliau tobulinti, atnešti tą įrankį žmonėm, kad jis tarnautų. Algoritmą kūrėm jau virš pusės metų. Pirmas etapas buvo grynai programavimo darbai ir analizė su Exceliais. Antras testavimo etapas, kuomet dar nepaviešinom bendruomeniai. Visą vasarą mes tikrinome algoritmo tikslumą ant vasaros turnyrų ir pagal jį skirstėm burtus, dėliojom į grupės ir panašiai. Ir buvo labai įdomu, kad visuose turnyruose virš 70% vietų teisingai algoritmas įvardindavo. Ir dažnai per turnyrus diskutuodam su žaidėjais, kodėl mane ten nepriskyrėt prie tų statytų žaidėjų, kodėl aš kritau į burtus, aš sakau, mes viską žinom ir mes didžiąją dalį mačų rezultatų jau nuspėjom. Bet iš tikrųjų jisai ir išryškina skirtumus, kuomet žaidėjas galvoja, kad gerai žaidžia, bet algoritmas iš rezultatų to nemato. Galbūt jisai gražiai muša, galbūt jisai jaučiasi, kad žiauriai apylygius mačus turi, bet jeigu jis visą laiką arba dažniau pralaimi,
prieš tuos, kuriuos turėtų laimėti, tai algoritmas tą objektyviai parodys. Ir tada tai tokia bus akistata su faktu, koks tavo tas lygis. Gali TNL'as būti ne visiškai tikslus, tokiu atveju jisai būna sistemoje pilkas. Ir tai reiškia, kad žaidėjas turi mažiau nei 20 mačų ir sistema dar kalibruojasi ir dar nepakankamai tiksliai algoritmas gali pasakyti, koks yra jo balas. Mes jau patikrinam, šitas daiktas veikia.